Sveiki, kaip ir žadėjau praeitame podkasto epizode, šį kartą papasakosiu, kuo panašus ir kuo skiriasi programavimo ir užsienio kalbų mokymasis. Mintis sukurti šitokį podkastą kilo po to, kai Liepos gale pradėjau mokytis Python programavimo kalbos. Kadangi esu išmokęs keletą užsienio kalbų, tai manau, kad toks palyginimas būtų įdomus ir jums, nepriklausomai nuo to, mokate programuoti ar ne. Aš beje, kol kas dar irgi nemoku, tiesiog mokausi viską iš eilės pagal vieną kursą iš udemy.com. Visų pirma, bendri pastebėjimai apie šių dviejų veiklų panašumus. Abiem joms reikia skirti bent truputį laiko kasdien, kad būtų mokymosi tęstinumas, nes mokymasis retai, bet intensyviai neveikia nei programavime, nei kalbų mokymesi. Geriau kasdien po 30 minučių, nei 2 kartus per savaitę po 1,5 valandos. Kitas panašumas yra tai, kad norint perteikti žinutę, tai yra, kad žmogus arba kompiuteris tave suprastų, reikia mokėti daug žodžių ar kodo dalių ir reikia mokėti juos taisyklingai sujungti. Priešingu atveju liksite nesuprasti. Kitaip tariant, nei kalbų mokymesi, nei programavime nėra kažkokio stebuklingo sutrumpinto kelio, kuris leistų mums greitai pasiekti rezultatų. Dabar pagalvojau, kad mano ką tik paminėti abu panašumai tinka ir kitoms veikloms, susijusioms su mokymusi. Tai gali būti ir naujos sporto šakos judesių mokymasis, ir mokymasis groti muzikos instrumentu, vairavimas ir taip toliau. Tad gal geriau pereikime prie programavimo ir užsienio kalbų mokymosi skirtumų. Visų pirma, skirtumas numeris 1 yra šis: programavimas neatleidžia klaidų. Parašytas kodas turi būti idealus, nes tik teisingą kodą kompiuteris gali įvykdyti teisingai. Bent menkiausias praleistas ženklas jau reiškia klaidą. Apie logikos klaidas aš net nešneku, jos iškart padaro kodą neįskaitomą kompiuteriui ir programa tiesiog nėra vykdoma. Savo ruožtu, jeigu kalbėdami užsienio kalba padarote klaidų, labai daug šansų, kad jūs kitas žmogus supras. Apskritai, net jeigu ir nederinate galūnių ar pavartojate ne visai taisyklingą formą kalbėdami, jūs dažniau supras nei nesupras, tad tam tikra prasme turite nemažai rezervo suklysti ir vis tiek būti suprasti. Antras skirtumas – mokytis užsienio kalbos galima ir nesėdint prie kompiuterio. Galite tiesiog eiti pasivaikščioti, klausydamiesi podkasto, galite skaityti knygą ar kalbėti su gimtakalbiu. Mokytis programuoti nesėdint prie kompiuterio savo ruožtu praktiškai nėra įmanoma, nes nerašydamas kodo, o tik apie jį galvodamas, nieko daug nepasieksi. Reikia rašyti kodą, jį optimizuoti, tikrinti ir iš naujo pergalvoti, o tam būtinas kompiuteris ir grįžtamasis ryšys. Būtent dėl šios priežasties man ir neišeina daug laiko skirti programavimui, nes nėra tiek daug laisvo laiko, kurį galėčiau leisti ramiai sėdėdamas prie kompiuterio. Trečias skirtumas – kalbėdami su žmonėmis keičiame intonaciją, taip pat reiškiame įvairias emocijas, o viso šito nėra programavime. Kompiuteris yra gana primityvus įrenginys, suprantantis tik komandas taip arba ne, tačiau šių komandų supratimo greitis yra milžiniškas. Taigi programuojant nėra dviprasmybių, nes kompiuteris kodą supranta tik vieninteliu teisingu būdu. Tai reiškia, kad mokantis programuoti reikia viską išmokti taip, kaip reikia ir kaip yra optimalu, priešingu atveju iš kažkokio neaiškaus kodo nieko neišeis. Manau, kad skirtumų ir panašumų yra ir daugiau, tačiau būtent šie keli panašumai ir skirtumai man pirmieji šovė į galvą, kuriant šį podkastą. Tikiuosi, kad epizodas buvo naudingas ir kad iš jo galėsite išmokti naujų žodžių. O gal ir jūs programuojate? Jei taip, kokiomis kalbomis? Pasidalinkite komentaruose. Iki.